sudominti tuos žmonės, kurie jau domisi, ar tai regionu, ar tais pačiais filosofiniais klausimais, yra lengva. Yra daug sunkiau sudominti žiūrovą, kuriem iki tol nebuvo įdomios tos problemos, apie kurias filme šnekame. Dėl to tai yra džiugu, kad, sakykime, ateis žmonės, kurie neišgirdo kažką konkretaus, bet išgirdo, kad yra toks filmas ir galbūt jį verta pasižiūrėti. Bet tuo pačiu tai bus naujas žmogus atėjęs į mano pakviestą erdvę, o tai šioks toks laimėjimas, kalbant apie tokius dalykus. Ateinančius metus filmas keliaus po pasaulio festivalius, nes vien tik tai sekantį mėnesį jis bus rodomas 3 festivaliuose. Šveicarijoje, San Sebastiane, Ispanijoje, Belgrade. Ir manau, kad metus tikrai jis aktyviai gyvens festivaliuose, o po metų televizijose ir kitose formatuose. Nėra gerai kalbėti prieš premjerą, kad ir kaip tai būtų reikalinga. Tai galbūt aš pabandysiu tik pasiteisinti prieš jūs, kodėl gražų sekmadienio vakarą jūs turit būti čia ir stebėti kitų žmonių tragediją. Ir galbūt pasiteisinsiu prieš tuos žmonės, apie kurių tragediją aš kalbu. Nuotaikos sukrečiančios, sakyčiau. Labai geras filmas, tikrai rekomenduočiau, kas nematė, visiems pasižiūrėti tikrai. Iš tiesų sujaudino filmas labai. Bet ir man labai buvo gražu, kad Mantas pasakė, kad tai yra visų tautų problema ir tai vyksta kiekvieną dieną visur. Tai leidžia susimastyti, ką mes turim šiandien ir Lietuvoje, ir kažkur visai šalia. Net nereikia važiuoti į Čečeniją. Šaunuolis režisierius, pavyzdys, kad kūryba yra tiesos sakymas, o ne estetizavimų ar kankanų, ar kokių formalizmų kūrimas, o gyvenimo tieso yra ir menas kartu. Prislėgti ir labai sukrėsti, nors apie tai kaip ir žinojai ir skaitai daug, bet taip akivaizdžiai pamatyti visus tuos liudijimus ir taip paprastai papasakoti labai skaudu. Labai sujaudinantis, sukrečiantis filmas. Sunku ką nors komentuoti, tikrai negalėčiau pasakyti. Stiprus filmas. Tik tiek, turiu pagalvoti dar daug. Ar norėtumėt būti sukūręs Barzaną? Be abejo. Tai nėra lengva sukurti tokiu rakursu ir tokios medžiagos filmą, kad nepaviliotų kokie nors labai efektingi dalykai arba kurie gali sugraudinti arba išgąsdinti. Juk ten siaubo pilna yra.